Sveiki, čia vėl aš Gediminas ir antroji Java programavimo pamoka. Pradėsiu nuo to, kad papasakosiu apie ką šioje pamokoje mokinsiu. Tai pradžiai pabandysime parašyti paprastutę Java programėlę, kuri išvestų mums norimą tekstą į ekraną. Po to ją sukompiliuosime pasinaudodami Java kompiliatorių ir pabaigoje ją tiesiog pasileisime, pažiūrėsime, ar ji veikia. Taigi pradėkime nuo programos rašymą, atsidarykime Notepadą. Pradžiai, ką reikia padaryti, tai suteikti programai pavadinimą. Aš suteiksiu pirmoji programa, jūs pavadinkite kaip tik norite. Tada teksto eilutė, kurios reikšmės kiekvieną žodžią paaiškinsiu kitose pamokose. Dabar tiesiog kopijuokite, ką aš rašau. Galite iš karto kaip ir išmokti mintinai, nes tai naudosime visose programose praktiškai. Bus ta pati eilutė. Taigi public static void main string args laužtiniai skliaustai. Vėl skliausteliai. Kas beliko, paskutinį eilutė, su kuria išvesime tekstą į ekraną. Tai būtų system.out.println ir tarp kabučių įrašykite tekstą, kokį tik norite. Aš rašysiu sveikas pasaulį. Ir štai mūsų pirmoji programa parašyta. Ją išsaukime, save as. Iš karto, ką noriu pasakyti, kad programos pavadinimas pirmoji programa, failo pavadinimas būtinai turi būti kitoks, vadinkite kaip tik norite, svarbiausia, kad nebūtų toks pat kaip programos pavadinimas. Taigi, išsaugosiu aš mano programos aplankale, kurį jau susikūriau iš seniau. Ir, kad būtų kitoks tiesiog mano programa.java. Save. Dabar, kai pasirašėme programą, ją reikia sukompiliuoti. Kad sukompiliuoti, naudosime command promptą, kaip jį atsidaryti, rodžiau pirmoje pamokoje. Dabar, jei nemokate naudotis command promptu, tai dabar bus puikia proga išmokti. Pradžioje, ką reikia, tai atsidaryti tą mano programėlės katalogą mano programos, kuriame yra Java programa, kurią ką tik parašiau. Taigi, pradžioje rašome, mums reikia nueiti į CD, taigi rašome CD, kas reiškia change directory, keisti vietą ir pasvaras brūkšnys, atsidarome C diską. Kai atsidarėme, mes nieko nematome, kas viduje, parašome dir, enter, pasižiūrime, kas viduje. Štai katalogas mano programos, vėl rašome CD, keisti vietą. Mano programos, enter. Atsidarėme mano programos katalogą, pasižiūrime, kas jame, ogi jame mano programa.java. Kas beliko, ją sukompiliuoti. Kompiliuosime pasinaudodami Java kompiliatorių, taigi rašome Java C ir programos pavadinimą, failo pavadinimą mano programa.java, enter. Programa sukompiliuota. Sukompiliavus programą atsiranda naujas failas, failo pavadinimas toks pat kaip ir programos pavadinimas. Pirmoji programa.class. Taigi, beliko paskutinis žingsnis, atsidarome programą ir pažiūrime, ar ji veikia. Taigi, rašome Java. Pirmoji programa. Enter. Štai, mūsų programa veikia ko puikiausiai. Sveikas pasaulį. Jums gali neveikti, gal jeigu rašysite pirmoji programa ir jums neveiks, tai gali dėl to nebent, jeigu rašote, matot, pirmoji programa P raidės didžiosios. Tai jeigu čia didžiosios, tai ir rašant didžiosios. Tekstas turi identiškai atitikti tokį, koks jis yra. Jeigu čia parašome pirmoji programa su P didžiaja, tai čia rašome su P didžiaja. Taigi šiam kartui tiek, aš ir te norėjau parodyti.
Pasipraktikuokite, išmokite rašyti paprastą programėlę, kuri išvestų tekstą į ekraną, išmokite naudotis command promptą, išmokite kompiliuoti Java failus ir juos pasileiskite. Kai visą tai įvaldysite, pereikite prie 3 pamokos. Beje, jeigu kils kokių neaiškumų ar klausimų, rašykite po šio video, tiesiog pakomentuokit, klauskit, atsakysiu, kiek mano žinios leis. O šiam kartui tiek, taigi iki.